Supasok, kaip skersą tokį idėją, kad net ką padarėjai? Nepatogiai, ratas kalė pusę čia ir viso, su dialyze. Tai skyla pusė išlūžo? Iš karto va čia buvo bunkšti. Ačiū Dievui, turim gerų šitų klubiečių, kurie kaip tyčia turėjo tokį pat automobilį, kurioje klasėje mes ruošiamės važiuoti šiemet ir paskolino mums. Pradžiai jau po to žiūrėsim. Vis tiek sezoną reiks važiuoti. Tai va. O apie krešą tai paprastai leidau per giliai turbūt su vyniojo velėna gavosi tramplinas, apsuko kelis kartus, apvertė ir viskas, toks ir krešas pirmas gyvenime namų. Jo, gaunas taip, kad kaip čia gimtiniai savo taip pavyko pasirodyti, kaip sakant, pilnumoj. Buvo daug nemažai iššūkių, streso ir mechanika mums visiems, bet sakau, ačiū klubiečiam, kurie davė automobilį, tai bus pirmas kartas, iš vis važiuosim pirmą kartą, tai be jokių testų, be nieko, nežinau kaip čia bus, bet bus gerai turbūt. Matau, kad pasiučiūna pavardė vėl tavo, mano vietoj. Taip, mane iš pensijos pašaukė. Tai čia sezonui visam ar? Ne, tik šiom varžybom. Jisai važiuos su Žilinu Juršiu. Paprašė šį kartą manęs Visaginę pabūti. Nebus baisu važiuoti? Nu, po 2 metų pertraukos su juo, tai pirmą greičio ruožą reikės biškį pabijoti, bet bandysim suskalbėti. Testavotės bent kažkiek? Ne, niekam. Mes kaip visada be testų, mes važiuojam. Mūsų testas pirmas greičio ruožas. Tai kaip testai? R5, po N5? Nauja. Testavotės daug? Nelabai daug šiaip. 2-3 testai buvo. Pirmi tokie visiškai apšilimui. Keli kilometrai susukti, nepatiko kelio kokybė, nebelaužė mašinos. O paskui antri su pagalba inžinierių kažką pasireguliavom, treti jau pasipratint prie mašinos. Sunku ką pasakyti, atrodo, kad limpa. Bandysim žiūrėti laikų prasme, ar toli labai nuo vyrų, ar nelabai toli, bet nuotaikos teigiamos. Jūs tai? Man tai šono atrodo, kad gal pirmose testuose ten nebuvo ką suprast, nes ten tokios daugiau tiesiosios, labai drėgna danga, molis. Nu, bet išvažiavus į Tauragę,
jau supratau, kad čia kažkas gero. Nu ir Elektrėnuose gana žinomas greičio ruožas, nu tai ten Nedas parodė, kad aš nežinau, man jausmas buvo, kad dvigubai greičiau negu su Polo. Tai ar čia tiek noro ir užsidėgimo yra, bet Arba man durnumo atrodo, nemažai. čia tai faktas. Čia tai. Bet man atrodo, kad mašina labiau prognozuojama ir galima drąsiau įveikinėti, nežinau, jumpus. Viską galima įveikinėti, tiesiog atrodo, kad greičiau. O ar taip tik mums atrodo, nes pertrauka nuo sausų greičio ruožų vasarinių, ar kažkas pasikeitė. Bet atrodo, kad truputį aštriau, kiečiau, tiksliau suprasim šiandien kažką dar. Visagino ralis bus tokia atskaitos taškas, kaip toli esam nuo A lygos dalyvių. Kiek dar reikia dirbti, kiek reikia po diržų didinti reikalus. Tai, jo. Bet bandysim kaip neprisicirkint, savo tempu važiuoti ir žiūrėti, kaip gaunas. Nesistengsim įrodyti kažko per šiandien. Visgi susirinkom čia kaip ir pasidžiaugti, pasimokyti ir sezonui pasiruošti. Sezonas, čia pasiruošimai, testai. Taip. Pradedam. Buvom prieš tai savaitę atgal, Visagine. Ne Visagine, Tauragėj. Jau turėjom galimybę pačiupinėti šitą mašiniuką naujai surinktą. Tai labai įspūdį paliko, labai gerai. Deividas žinojo, ką padaryti reikia, kad ta mašina važiuotų kitaip. Tai numatysim dabar, va čia Visagine jau. Žiūrėsim, jau labiau pasilyginsim su kolegom, kaip ta mašinėlė atrodo kitų akivaizdų. Pasikeitimai nuo praeito sezono. Pasenom. Metais pasenom. Po žiemos metėt svorį? Ne, tai nesolidu. Svorį reikia auginti visada. Vienokį ir kitokį svorį turi auginti. Kaip po to be svorio čia? Niekas negeras. Kas mašiną darė? Nuplovėm, perinkom. Kažką pataisėm. Lipdukais apklijavom. Šiaip viskas gerai, mes neėjom ten tuo labai išradingų kelių, ką kiti N5 nuėjo. Ne tai, kad išradingų, bet su tais patobulinimais mes likom praktiškai prie to pačio, kas buvo praeitą sezoną. Atsinaujinom agregatus, bet jų, kaip sakyt, neapgreidinom į sekantį lygį. Manom, kad vis tiek dar ta mašina už mus greitesnė, tai dar turim čia ką veikti. Testavotės? Buvom Tauragėj. Jo, buvom Tauragėj prieš savaitę. Pasukiojom vairą, palakstėm. Gerai. Nieko nesulaužėm, nieko per daug neprisidarėm. Ne, viskas gerai. Viskas pagal planą. Sesija šiaip labai gerai praėjo. Tai čia turbūt visiems tas toksai neakivaizdinis pasižiūrėjimas, kur šį sezoną kas bus. Nes tarp automobilių skirtumai, jeigu tarp 5 klasės žiūrint, jie irgi šiek tiek atsirado, nes vieni nuėjo jau tą sekantį lygį, kuris yra N5 leidžiamas ir homologuotas, kai kurie automobiliai liko tame pačiame, tai čia toksai atsirado įvairių, bet aišku, tai visą laiką žiūrėsim sekundės.
tai taip gerai važiavot ir baigėsi. Važiavom ir dabar atsitrenkėm per posūkį į tą koliuką ir galimai nusipam pusašį ar kažką daugiau. Tai viena šis tik tai varo? Nu, kažkas labai stipriai traška, tai dabar ramiai